Labadiena, kviečiame kartu pasilikti su rugsėjo 13-osios aktualijomis. Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė, kiek pinigų besinaudodami galimybę skirti 1% gyventojų pajamų mokesčio rinkėjai skiria politinėms partijoms. Paaiškėjo, kad beveik 46 000 gyventojų partijoms padalijo daugiau kaip 1 940 000 litų. Daugiausiai žmonių taip parėmė Lietuvos Lenkų rinkimų akciją, o didžiausią sumą surinko Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Šiai partijai per gyventojų pajamų mokestį skirta beveik 505 000 litų. Antroje vietoje socialdemokratai, treti liberalai. Vilniaus miesto tarybos sprendimu kelionė sostinėje kursuojančiais mikroautobusais atpigs 50 centų. Šiuo metu jį kainuoja 3,50 litų. Tokia kaina bus taikoma iki gruodžio 31-osios. Iki metų pabaigos atpigs ir vienkartinis bilietas perkamas iš miesto viešojo transporto vairuotojo. Jis kainuos 2,50 litų, o ne 3,50 litų kaip dabar. Taryba dar kartą patvirtino, kad vienkartiniai 2 litus ir 1,40 litų su nuolaida kainuojantis popieriniai bilietai bus platinami ir galios iki metų pabaigos. Taip pat nuo kitų metų Vilniuje atpigs elektroniniai 30 ir 60 minučių bei 1, 3 ir 10 dienų bilietai. Nuo sausio 1-osios 30 minučių bilieto kaina bus 2,20 litų, 60 minučių 3,20 litų. Lietuvos laisvosios rinkos instituto skaičiavimu šalyje šešėlinė ekonomika siekia 26%. Bent dalį savo veiklos 2012 metais šešėlyje vykdo 4 iš 10 ūkio vienetų. Instituto duomenimis didžiausia ekonomikos šešėlio dalį sudaro cigarečių, alkoholio, degalų ar kitų prekių kontrabanda. Ši veikla sudaro apie 35% visos šešėlinės ekonomikos. Antrojoje vietoje 23% nelegalus darbas ir atlyginimai vokeliuose. 21% tenka prekių ir paslaugų teikimui nesumokant mokesčių. Instituto atlikta apklausa rodo, kad 61% Lietuvos gyventojų visiškai arba iš dalies pateisina nelegalių prekių vartojimą, jų nepateisina 29%. Žvilgsnis į kultūrą. Šią savaitę su šūkiu Atras save muzikos pasaulyje naują jau 72-ąjį rudens sezoną pradeda Nacionalinė filharmonija. Nuo rugsėjo iki gruodžio sostinės gyventojams ir svečiams rengiamasi pasiūlyti apie 60 koncertų pagal žanrų, stilių ir atlikėjų patirties įvairovę. Kaip įprasta filharmonijoje premjeros bus derinamos su įprastomis koncerto rubrikomis. Visas sezonas yra nuspalvintas labai ryškių kūrybinių proveržių. Tiek filharmonijos kolektyvai, tai Nacionalinis simfoninis orkestras, Lietuvos kamerinis, Čiurlionio ir Vilniaus kvartetai ir muzika humana atrado labai daug naujų spalvų, derina muziką su daile, muziką su animacija, vyksta į Lietuvos regionus su žymiausiais Lietuvos ir užsienio solistais. Tiek turėsime ir labai šaunių svečių iš užsienio. Sporto naujienos. Liuksemburge vykstančio teniso profesionalų asociacijos ATP Challenger serijos turnyro ATP Roller Open aštuntfinalyje vakar vakare pirmoji mūsų šalies raketė Richardas Berankis 7-5, 5-7, 2-6 nusileido 33 metų čekui Janui Hernichui. Nors Richardas ilgą laiką pirmavo, bet pergalės pasiekti nepavyko. Už patekimą į aštuntfinalį Richardui Berankiui atiteko 8 ATP reitingo taškai ir 1100 eurų premija. Na ir orai, kaip matyti jau vėstantis, tiesa, vėsi oro masė įsitvirtino ne visoje šalyje, o ryt rudens nuotaika bus juntama jau visur. Temperatūra naktį bus 6-9 laipsniai, įdienojus pakils iki 15-18 laipsnių šilumos. Tiesa, didesnio lietaus nenumatoma ir retkarčiais protirštus debesys švystelės saulė. Tokios prognozės šiandien, tegul jos nekeičia giedros nuotaikos ir svarbių planų. Sėkmės ir iki rytojaus.